Su jumis Mindaugas, dar viena Lightroom pamoka ir šiandieną pakalbėsime apie tai, kaip galima būtų paversti nuotrauką iš spalvotos į juodai baltą. Library modas ir turim štai tokią nuotrauką, specialiai tokią parinkau, kad būtų įvairiausių spalvų, pastatas, dangus, žalia, geltona, rausva. Tos spalvos turėtų suteikti nuotraukai ryškumo, aštrumo ir žiūrėtis įdomiau. Reikia persijungti į Develop ir čia daryti viską, kas paverstų jūsų nuotrauką juodai baltą ir žiūrimą. Pats lengviausias būdas yra tiesiog spausti Black and White. Viskas. Čia yra juodai balta nuotrauka. Bet taip, iš pirmo žvilgsnio ji yra juodai balta, bet tokia neįdomi, kad net neužkabina žvilgsnis. Aišku, spalvotas variantas žiūrisi daug įdomiau, nes yra gėlės, yra pastatas, yra dangus, yra medžiai ir jų spalvotumas suteikia tai nuotraukai įdomumo. Pabandykim padaryti ir juodai baltą, įdomią. Gerai, snapshotą pasidarome pradžia, kad galėtume pamatyti, kiek toli nuėjom ir kaip tai pasikeitė. Ką pirmiausiai būtų galima padaryti, tai sukurti tam tikrą kontrastą ir išryškinti tam tikras vietas, pasižiūrėti, kaip žiūrisi. Vėlgi highlights į apačią, galbūt shadow šiek tiek pakeliam, white'ą pakeliam ir su black'u pabandom sukurti kontrastą. Kuo daugiau tokių kontrastingų vietų, tuo išryškėja detalės ir pasimato pati nuotrauka ne kaip plokščias vaizdas, o kaip įdomi vieta ir žiūrima. Gerai, kontrasto, jeigu mes pakeliam daugiau, atrodo pastatas išryškėja. Ok, o jeigu dar ir exposure sumažinam, dar gražiau. Gerai, dabar galim pabandyti dirbti su tam tikromis vietomis. Galbūt nuo dangaus pradėkim. Aš pasirinksiu su Radial Filter, pasižymėsiu tą visą teritoriją ir dabar Invert Mask, kad dirbčiau tik tai viduje. Ir čia pabandykime mes dangų papiktinti ir padaryti jį dramatišką. Vėl labai nedaug nustatymų, kuriuos galėtume pakeisti. Vėlgi čia yra tokia tamsesnė shadow zona, tai shadows turėtų veikti, šviesinti, tamsinti ir žinoma black'as. Taip pat ir kontrastas. Gerai, mes šiek tiek šitą padarom. Kontrastą galbūt irgi uždedam, o prie exposure, ne, mes prie jo nelyskim. Ir lieka dehazas. Dehazas labai stipriai piktina, galbūt mes tiek daug nedarykime. Klaručio irgi šiek tiek pridėkim. Ok, galbūt dar feather padidinkim, kad jis ne taip aštriai nuo krašto pradėtų. Jeigu norime, galime keliauti į brush'ą ir pasirinkti erase ir šiek tiek, gerai, show selected mask overlay ir rodys, kas yra pažymėta, tai kuriom vietom kliūna būtent tie nustatymai. Ir mes galim pastatą šiek tiek ištrinti, kad jam nekliūtų visi tie nustatymai ir tas patamsinimas, kurį mes darėm su dangum. Labai dažnai būna, kad žaidžia su dangum arba su kažkuriom vietom ir būtent ar pastatas, ar medžiai patenka ir matosi, kaip žiūri į nuotrauką, dangus tamsus ir medžių viršūnės irgi tamsos, nors apačios būna daug šviesesnės. Tai aišku, kad žaisdami su nustatymais tiesiog tas vietas praleido ir nesutvarkė iki galo. Čia pabandykime mes pastatui neduoti tiek daug piktumo ir agresijos. Done. Matosi, kad gal čia, jeigu prie 4.1, matosi labai nedidelis perėjimas, bet jeigu spaudžiam fit, jis nėra toks akivaizdus, kad badytų akis. Čia jau, jeigu nori prisikabint, gali prisikabint. Ok, dangų patvarkėm, dabar pabandykim pasižiūrėti, ką mes galim padaryti su krūmais. Išsijunkime pažymėjimą, kad iš karto matytume, ką darom. Ir vėl, jeigu turim šviesų pastatą, šviesią žemę,
galbūt šonus būtų visai įdomu patamsinti ir sukurti tokį kontrastą ir kad žvilgsnis automatiškai kryptų į centrą, į šituos rūmus. Jeigu shadow šiek tiek padidina, gerai, gal dehaze dar šiek tiek duodam. Aš manau, kad ok. Ką galim padaryti? Galim spausti dešinį pelės ir pasirinkti duplicate. Ir dabar jau veikia dvigubas šitos vietos efektas, bet mums to nereikia, mes kelkime į kitą pusę. Šiek tiek pasukam, patempiam, susiaurinam ir turim tą patį efektą tik kitoj pusėje ir nereikia to paties daryti. Jeigu, aišku, daugiau nustatymų pasirenkama, tada yra daug sudėtingiau atkartoti, tai toks duplicate veikia visai gerai. Ok, šitą sutvarkėm, pastatas yra šviesus. O galbūt pamėginkime mes tik tai su pastatu padaryti. Ką galima padaryti? Kaip tiksliau galima pasižymėti? Galima su radial filter pasižymėti, kad norim šitoj teritorijai dirbti. Kitas variantas, jeigu tarkim šitas netinka, galima spausti K raidę klaviatūroje ir atsidaro šitas įrankis ir mes galime piešti. Pasididinam brushą, įsijungiam, kur yra nupiešta ir mes piešiam. Galim nusispalvinti tik tai šitą pastatą ir dirbti tik su šita teritorija. Ne taip intensyviai šviečia raudona spalva dėl to, kad flow yra 62, jeigu pasidarom 100 ir piešiam toliau, raudonumas didėja. Galima čia išjungti automask, tada jis nežiūrės, kur yra kažkokios ribos, o pieš ant ten, kur vesi pelę ar su planšete. Tai vienas iš variantų. Aišku, čia yra daugiau žaidimo ir tokių detalių smulkių būtų galima nepraleisti ir taip žaisti iki pikselio. Bet vėlgi šita galimybė atrodo nelabai patogi. Grįžtam prie radial filter ir pasižymėkime tik tai pastatą su šiek tiek išorės, galbūt susiaurinam, išjungiam selectioną ir dabar vėl invertą. Ir mano tikslas būtų šitą pastatą dar labiau paryškint, klarotis gal veiktų, kontrastą duokim. Ok, man tinka, liko šitie dideli plotai, šitas plotas, fontano galbūt nelieskim ir šitas plotas. Kodėl sakiau, kad šita nuotrauka color variante yra spalvota ir gražiai ir dėl to jin puikiai tiks juodai baltai nuotraukai, nes yra visa spalvų paletė, kurią galima reguliuoti. Ir aš manau, kad tos paletės spalvų reguliavimas pačią nuotrauką padaro įdomiausią. Galima žaisti taip su vietomis, kontrastais, ryškumais, bet kuomet gali reguliuoti spalvas, tai daug įdomiau, tu daug dramatiškiau gali padaryti. Gerai, žinome, dangus buvo melsvas, mes einam į mėlyną spalvą ir žiūrim, matom, kaip keičiasi dangus. Mes reguliuojam tik tai mėlyną spalvą. Galim padaryti tokį. Gerai, vardant piktumo mes šiek tiek sumažinam blue. Šita žolė turėjo būti žalia, einam į žalią spalvą. Vėl, žalia spalva sukuria kontrastą. Aukšt, žiūrim, kur raudona buvo kraštai šitų, o galbūt jeigu mes taip stumdom. Orange rodė visą žemę ir matome, kad ir ant pastato kliūna. Gerai, su orange reiktų jau rimčiau pažaisti ir pasižiūrėti, kuri vieta atrodo priimtiniausia. Galbūt čia palikim. Gerai, magenta, ar yra kur nors magenta? Yra vietomis žiedai gėlių, purple, nelabai kas keičiasi, aqua, šiek tiek dangus. Gerai, jeigu mes duodam pliuso. Jeigu norit kažkokią konkrečią vietą ir nežinot, kokia čia yra spalva, yra tiesiog toks pimpukas, kurį paspaudus ir nuvedus, tarkim, norim kažką su šita vieta padaryti ir spaudžiam į viršų arba į apačią. Jeigu keliam į viršų, matom, kaip keičiasi spalvos ir kaip šviesėja arba tamsėja. Ir susirandam, kaip atrodys gražiausiai. Nu va čia. Jeigu norim šitą vietą, čia galbūt žalia reguliuos. Taip matom žalia ir yellow reguliuoja. Tai dar vienas būdas, kaip pasidaryti spalvą tokią, kontrastą tokį, kokį norit. Ok,
Tarkim, su spalvom jau viskas gerai. Čia buvo 2.8 f 24 mm, 1:500. Good, pasakom, kad čia buvo Nikonas. Ką iš siūlo taip 14-24, turbūt čia šitas objektyvas ir buvo. Dėl bendro vaizdo galim uždėti vinjetavimą. Viršus dramatiškai nusispalvino. Roundness, feather irgi arti 100. Highlights neliečiam. Greino neduodam ir spaudžiame dehaze'ą, dar šiek tiek sukuriam dramos. Viskas. Dabar dar vienas etapas, ką galima daryti su juodai balta nuotrauka, kaip dar sukurti jos įdomumą. Tai vėl reiktų su radial filter pabėgioti po tam tikras vietas ir reguliuoti tik tai šviesumą. Tarkim, matau, kad šitie medžiai, šitos viršūnės yra šiek tiek per šviesios. Bėgu į radial filter, pasižymiu šitą vietą, vėl opa, invertas ir tik tai exposure. Aš prigesinu, kad tie medžiai labai stipriai nešviestų, shadows galbūt dar šiek tiek į apačią ir done. Kur dar galėčiau galbūt tuos krūmų viršūnės, vėl radial filter, sukam ir bandom. Taip, ok, vėl invert mask, vėl exposure, šiek tiek į minusą ir shadow šiek tiek į minusą, duokim ten šešėlį. Galima padaryti visą apačią, ji nėra labai svarbi, kad akis daug už jos nekliūtų, vėl exposure į minusą, shadows į minusą ir padidinkim galbūt feather, kad gražiau ir švelniau tas juodas spalva nueitų. Ką dar būtų galima padaryti, jeigu mes šitą vietą, šitą gėlyną esantį vėl jį kažkaip arba paslėptume, arba išryškintume. Pabandykime prigesinti. Highlights. Taip. Ir ar yra kažkas, kas dar labai blaško dėmesį ir nukreipia žvilgsnį nuo šitų rūmų, jeigu žiūrime iš apačios į viršų. Šitos gėlės ir šitie gėlynai atrodo gražiai palydi. Neverta jų slėpti ir tamsinti. Na, galbūt šitą pastato vietą būtų galima šiek tiek prislopinti, nes jis toks yra lyg nueinantis nuo pastato ir neatrodo taip nuosekliai. Daugiau realiai nesugalvoju, ką būtų galima padaryti su šita nuotrauka. Galbūt būtų kažkas, kas padėtų, bet iš pirmo žvilgsnio niekas nekrenta taip į akis, ką būtų galima pašviesinti, patamsinti ar kur dar sukurti kontrastą. Na gerai, tone curve galima šiek tiek panaudoti ir vėl sukurti tokį nedidelį esą, kad atsirastų šioks toks kontrastas. Ir viskas. Ant black and white nuotraukas taip pat galima reguliuoti temperatūrą, keičia spalvų ryškumus. Tai gerai, jeigu mes stumėm šiek tiek raudoną, tada tos spalvos jau nebe tokios, kokių tas atspalvis būna jau kažkoks iškreiptas ir nebe toks, koks atrodo malonus akiai. Gerai, jeigu klaračio irgi pridėkim. Bet čia jau tokie kosmetiniai ir pabandymai padaryti kažką įdomaus. Štai taip atrodo galutinis variantas. Spaudžiame finishas ir create. Ir dabar žiūrim, kaip atrodo pradžia. Koks pilkšvas ir neįdomus vaizdas, kaip atrodo finishas. Voila! Taip atrodo pabaiga, kuomet atsiranda kontrastas, atsiranda šešėliai stiprus, atsiranda tamsios vietos, kurios automatiškai iš tokio pilko ir neįdomaus blyno padaro visai gražią nuotrauką. Nebijokit daryti iš spalvotų, kur yra labai daug spalvų, daryti juodai baltos, tada daug įdomiau. Nors paprastai aš, jeigu būna lauke ir būna labai daug spalvų, vengiu daryti juodai baltas. Juodai baltas labiau mėgstu daryti interjere,
viduj, kur spalvų nėra tiek daug ir tuomet jau galima žaisti tiesiog su šešėliais ir kontrastais. Kitoje pamokoje mes pabandysim padaryti kažką su interjeru ir ten padaryti juodai baltą nuotrauką. Šiuo atveju gamta ir parodžiau, kaip galima išnaudoti spalvas, konkrečiai visą spalvų paletę ir kaip reguliuojant kiekvieną spalvą atskirai galima ryškinti konkrečias vietas. Ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi, kad patiko, radot kažką naudingo. Jeigu taip, keliat nykštį į viršų, spaudžiat tai po video, galit ir subscribe padaryti, prenumeruoti kanalą. Tikrai bus dar ne vienas video, labai greitai pradėsiu su Photoshopu rodyti, o kol kas ačiū Jums ir iki.